Sveiki visi, kurie žiūrite, jeigu mus girdite, jeigu matot, galite pakomentuoti arba parašyti arba paspausti laiką. Ir kaip ir kiekvieną savaitę kalbinu vieną bendramintį. Ir šią savaitę kalbinu Igną. Igną pakviesiu patį prisistatyti ir tokia labai delikačia tema kalbėsim šiandien. Tema, apie kurią daug nekalbama, tai apie psichodelikus. Tai labas, Ignai. Labą dieną. Ir ko gero paprašysiu tiesiog prisistatyti, kas tu esi, kaip tave identifikuoti. Jeigu labai trumpai, tai esu svetainės psichonautai.lt įkūrėjas. Turbūt vienas iš pirmųjų Lietuvoje atviriau pradėjau kalbėti apie psichodelinių junginių teikiamą naudą. Tai tiek. O kaip atėjo psichodelikai į tavo gyvenimą? Gali gal pasidalinti savo istoriją, galbūt kažkoks buvo lūžis ar ne? Kalbinu kiekvieną savaitę kažkokį bendramintį. Priėjusi kažkokį, dažniausiai tai būna žmonės dabar pasirinkę eiti sąmoningumo keliu, bet visą laiką beveik pas visus būna kažkoks lūžio taškas, nuo kurio gyvenimas pradeda keistis. Tai ar galėtum trumpai papasakoti savo istoriją, kaip priėjai prie to, kas paskatino, kokios buvo priežastys? Taip, galiu. Tai jie atėjo į mano gyvenimą labai keistai ir jų dabar mano gyvenime tiek daug, kad aš jų net nevartoju, nes užtenka klausyti, dirbti su žmonėm, bendrauti, rašyti tekstus ir panašiai. Tai galvoju, kad jeigu dar labai daug valgysiu grybų ar ne, tai tada bus visai sunku. Bet pas mane atėjo ne iš festivalinės kultūros tikrai. Gal lūžio taškas buvo, aš metus Tenerifėje gyvenau. Ten mes bandėm verslą sukurti ir teko susipažinti su mergina, kuri turėjo labai daug psichologinių problemų. Ir bandydamas jai kažkaip padėti, tiesiog pradėjau daug skaityti. Ir mane labai nustebino ta tema, kad perskaičiau tokią nesąmonę, kad čia narkotikai kažkokie gali būti labai naudingi. Nes aš iki to laiko, taip pat kaip ir dauguma turbūt tautiečių šiuo metu, laikiau man čia ar LSD, ar grybai, ar heroinas, ar kokainas, tas pats. Buvo vienas ir tas pats, jo, nes viskas, kas po to su tuo susiję, dažniausiai vadinama narkotikais, ar ne? Bet dabar taip nemanai? Dabar aš daugiau žinau, kad galėčiau kažkokią nuomonę susidaryti. Aišku, nežinau dar daugiau negu žinau, bet tai tiesiog taip buvo lūžio taškas tas, kad pradėjau daug skaityti ir aš turiu tokią ydą. Jeigu aš kažkokią temą susidomiu, tai tiesiog aš labai giliai į ją lendu ir niekas kitas neįdomu. Tai aš tiesiog pradėjau skaityti apie neurologiją, apie psichiatriją, apie psichologiją, apie vaistus, apie pagalbos priemonės, apie psichinių ligų priežastis ir panašiai. Ir va taip teko kokius, nežinau, 2 metus aš gal tik skaičiau, kol pagalvojau, kad ar aš tik skaitysiu, ar gal laikas išbandyti ir pasižiūrėti, ar teisybę rašo. Ir aš, būdamas Norvegijoje, gyvenau pas šamaną gerąją to žodžio prasme namie, iš jo kambarį nuomavausi. Ir tiesiog vieną vakarą susiplanavau savo LSD patirtį. Gavau iš kolegų medžiagą, ten, aišku, jau žinojau, kaip tai daryti, saugiai, kiek įmanoma. Prieš tai išsimaudžiau lediniam vandenyje, kad smegenis šiek tiek perkrauti. Ir ta patirtis buvo labai teigiama ir suteikė man ilgalaikę emocinę naudą. Prasme, aš kokį gal mėnesį tikrai net ir emociškai galėjau prisiminti ir man veikė visai raminančiai. Ir po to tiesiog atėjo toks laikas, kai kilo klausimas, kodėl Lietuvoje niekas apie tai nekalba, jeigu mes lyderiaujam savižudybių skaičiuje ir panašiai.
o yra tokios perspektyvios pagalbos priemonės. Tai aš supratau, kad jeigu niekas apie tai nekalbės, nu gerai, tada kalbėsiu aš. Ir tada po truputį pradėjau versti tekstus, po to po truputį atsirado kažkokių aplinkui bendraminčių, po to atsirado mokslininkų, psichologų, psichiatrų, kurie bent jau uždarose ratuose apie tai visiškai atvirai kalba. Ir dabar atsidūrėm čia, kur galiu atvirai internete apie tai kalbėti. Na, iš tiesų, šiaip tai kalbant apie psichodelikus, tai tyrimai buvo labai populiarūs, kiek aš esu susidūrus, kiek aš esu domėjusi šitą temą 70-aisiais, ar ne, kada buvo hipių kultūra, tada buvo toksai irgi pikas, bet uždraudė, kiek aš žinau, irgi Vietnamo karui prasidėjus, nes yra sakoma, tas žmogus, kuris vartoja grybus ar ne, arba LSD, tai niekada nekariaus, nes ta medžiaga visą laiką atveda tave į meilę, į ramybę. Na, gal nebūtinai visada, bet dabar psichodelikai išgyvena tą antrą bangą ir šiuo metu daroma daug tyrimų. Ar čia tiesa, ką aš žinau, ar... Teisybė. Gal tokia, gal šiek tiek supaprastinta versija, nes aišku visą laiką ta realybė yra sudėtingesnė. Negu iš pirmo žvilgsnio atrodo, bet taip, hipių judėjimas buvo labai populiarus ir radikalios politinės grupės nusprendė jo pasinaudoti. Ir tiesiog jie buvo įtraukti į politiką, nors paprastai hipiai gal pačioj pradžioje buvo gana politiški. O kadangi dar ir narkotikai, medžiagos, psichodelikai liejosi laisvai, tai Niksonas nusprendė pasinaudoti situaciją ir susidoroti su savo politiniais priešininkais. Tai tiesiog psichodelikai tapo to įrankiu. O dabar iš tikrųjų, taip, tas gal kiek nuvalkiotas terminas vyksta psichodelinis renesansas, kai tame pasaulyje didelis kiekis prestižinių universitetų tikrai vykdo aukštos kokybės tyrimus. Ir aišku, visuomenė apie tai žino, o grybams neuždrausi augti, ar ne? Ir jie auga labai lengvai, tai tos medžiagos yra tikrai santykinai lengvai pasiekiamas bet kam, nepaisant baudžiamosios atsakomybės, ar ne, mūsų krašte. Bet baudžiamoji atsakomybė už grybų vartojimą arba bent jau naudojimą gydymo tikslams tikrai gresia ne visur. Kokiose šalyse tai yra legalu? Nu, kalbam dabar daugiau apie grybus, gal apskritai reiktų pradėti apskritai, kas yra psichodelikai ir kas po tą savoką slepiasi, nes greičiausiai net ne visi žiūrintis, ne visi ir supranta, ar ne? Tai dabar mes atskiriam savoką, kad yra narkotikai ir yra psichodelikai. Tai kaip ir būtų dvi skirtingos savokos. Tai kas tada... Narkotikai tai žodis kilęs iš graikiško žodžio narkos, kas reiškia sustingti. Tai kiek man teko domėtis, tai medicinos profesionalai narkotikais vadina tokias medžiagas kaip heroinas, benzodiazepinai, tai ksanaksai visokie, alkoholis irgi yra narkotikas. Po to yra atskira klasė dar stimuliantai, amfetaminas, kokainas, tų medžiagų yra labai daug. Ne? O psichodelikai yra visiškai atskira junginių klasė, turinti mažai ką bendro su visom kitom. Jie skiriasi pagrindė tuo, kad veikia žmogaus serotonino sistemoje ir absoliučiai nekelia jokios fizinės priklausomybės. Tai iš esmės jie veikia, jeigu trumpai tariant, kaip antidepresantai. Taip. Jeigu labai trumpai tariant. Jeigu labai trumpai, tai jo, tai yra medžiaga, kuri padeda tau pasijusti laimingesniam, ramesniam. Aš gal nebūčiau linkęs tokių stebuklingų gebėjimų medžiagai priskirti, bet tarkim suformuluočiau taip, kad gal tos medžiagos įgalina pokyčius, kuriuos tu vis tiek pats turi padaryti. Jo, labai teisingai pastebėta. Tai nėra stebuklinga kulka, ar ne? Kad pavalgiau grybų ir problema šis įsprendė. Pavalgius grybų kas atsitinka?
kas atsitinka, tai klausimas nuo dozės ir kokių grybų, žinot, jeigu voveraitės valgo, tai su virškinimu gali būti sunkiau. Ne, jeigu rimtai, tai vėlgi tai priklauso nuo dozės. Yra ta vadinama rekreacinė, nors žodis labai keistas, nelabai aš jam pritariu. Dozė, ar ne, kai tas poveikis yra pakankamai švelnus. Yra terapinės dozės. Terapinės dozės, aišku, mokslininkai apibrėžia, tai vėlgi čia sunkus klausimas, nes skirtingos grybų rūšės turi skirtingą psilocibino kiekį aktyviosios medžiagos juose. Tai kliniškai labai sunku vertinti, ar ne, kiek čia kiek gramų grybų suvalgius jau bus terapinė dozė, bet, toks priimtas turbūt standartas, kad, kažkas apie 5 gramus, ar ne, populiariausių magiškų grybų jau turėtų veikti kaip terapinė dozė. 5 gramai, ar ne? Maždaug. Gali būti mažiau, gali būti daugiau. Mikrodozavimas labai populiarus, nors aš gal truputį skeptiškai žiūriu, žvelgiant į mokslinius įrodymus. O kas vyksta poveikio metu, tai vyksta labai daug dalykų. Tai jeigu labai paprastai, tai turbūt sunaikinamas laikinai barjeras tarp sąmonės ir pasąmonės. Ir tai, kas mūsų gyvenimą iš tikrųjų kontroliuoja dažnai, į gerą ir į blogą, su tais dalykais mes esam priversti susidurti akis į akį. Ir tai gali būti tiek gydanti, tiek traumuojanti patirtis, ar ne? Nes baisiausius dalykus nuo savęs mes paprastai linkę slėpti. Tas slėpimas tikrai nesusijęs su gydymo procesu. Tai realiai tokios patirties metu tu kaip ir gauni tiesiog daug informacijos, ar ne? Ir po to klausimas, ką tu su tą informaciją darysi. Ir tokios gal net dažnai žalios informacijos, ar ne? Ne tai, kad nebūtinai gauni gražią istoriją, o gauni kažkokias, nežinau, pasąmonės atliekas. Kažkas labai smarkiai vyksta ir kartais pavyksta, ar ne, nupasakoti, suprasti, įkišti į naratyvą, o kartais nelabai. Bet dėl to labai svarbu sau įvardinti, kad terapija nėra grybų valgymas. Terapija yra visas procesas, ar ne? Pasiruošimas, pageidautina su profesionalais, ta psichodelinė sesija ir po to labai didelis darbas integruojant tą patirtį, kad ir kokia ji buvo. Tai dar kalbant apie psichodelikus, ar ne? Mes dabar daugiausia kalbam apie grybus, bet kokie dar psichodelikai yra? Taip, psichodelikų yra ypač daug, bet turbūt labiausiai žinomi yra klasikiniai psichodelikai. Sakau ypač daug, nes ką mes vartosim sprendžiama Kinijoje, jie ten turi oficialias gamyklas, kur tiesiog kūrė naujas molekulės. Ir jos po to atkeliauja į vakarų pasaulio juodasias rinkas. Tai ten ar jos žalingos, ar jos naudingos, sunku pasakyti, nes paprastai vaikai ant savęs festivaliuose išbando, ar ne, su blogom arba dar blogesniem to pasiekmėm. O kalbant apie psichodelikus, tai geriausiai žinomi klasikiniai psichodelikai, tai tokie junginiai kaip LSD, psilocibinas, magiškų grybų aktyvioji medžiaga, arba tiksliau psilocinas, DMT, kuris yra šamaniško nuoviro ajuaskos dalis, meskalinas, kurį rašytojai labai mėgo. Jų yra ir daugiau tų medžiagų, bet tiesiog šitos yra populiariausios. Tai grįžtant prie klausimo apie tai, kokiose šalyse yra legalios šitos medžiagos, galėtum keletą paminėti? Žinau, kad Nyderlanduose draudžiami grybai, bet nėra draudžiama požeminė jų dalis, tai taip vadinami triufeliai arba grybiena. Tai Europoje turbūt vienintelė šalis, kur yra legalūs grybai. Yra po to daugiau šalių,
kur grybai dekriminalizuoti, ar ne, kur įstatymai adekvatesni, o po to Pietų Amerika, turbūt kitos vietos. Ir Jungtinių Amerikos valstijų tam tikros vietos, pavyzdžiui, Oregonas priėmė įstatymus apie legalizavimą, tik tai dabar vyksta didžiulės profesionalų diskusijos, kokią formą terapiškai jos galima būtų naudoti. Tai tų vietų po truputį atsiranda, bet iš tiesų jų labai mažai. Jų tiek mažai, kad mokslininkai, matydami tų medžiagų naudą, potencialę, ar ne, ir vertindami jų realų saugumą, aš dabar nekalbu apie pasakas iš Rūsio, ar ne, klaidingas antraštės ir taip toliau, bet apie mokslinius duomenis, kad klasikiniai psichodelikai yra vienos saugiausių, jeigu ne patys saugiausių iš psichoaktyvių medžiagų, jeigu naudojame atsakingai kontroliuojamoje aplinkoje. Tai mokslininkai sukūrė tokį visai juokingą terminą arba modelį. Ne vieną teko skaityti mokslinę publikaciją, net kažką išverčiau. Tai vadinasi žalos mažinimo ir integracijos terapija. Tai skamba labai keistai, ką reiškia žalos mažinimo terapija, ar ne? Nes kaip ir visi žino, kad, ne visi žino, bet didelės pastangos dedamos ir Lietuvoje tam, kad politikai suprastų, kad persekiojimas ir represijos nėra tinkamas būdas tvarkyti su psichoaktyvių medžiagų problemomis. Tai žalos mažinimas yra vakaruose priimta ir pasiteisinusi strategija, kaip sumažinti draudžiamų medžiagų riziką. O dabar, kadangi grybų terapijoje dar yra labai svarbi integracija ir grybai daug kur yra nelegalūs, tai mokslininkai sugalvojo modelį, kad visgi profesionalai psichinės sveikatos galėtų padėti žmonėm, kurie nusprendė imtis šitų medžiagų savigydai ir konsultuoti juos ir padėti integruoti jų psichodelinės patirtis. Ir jeigu žmonės tas medžiagas vartojo gerai išstudijavę ir kontroliuojamoje aplinkoje su priežiūra, prisimdami patys savo teisinę riziką, ar ne, žmogus žino, kad už tai gresia baudžiamoji atsakomybė, jisai saugiu būdu gavo tų medžiagų ir pasirūpino, kad kažkas jį prižiūrėtų poveikio metu. Poveikiui pasibaigus nubėgo pas savo psichoterapeutą. Tai toks modelis, aprašytas mokslininkų, leidžia profesionalams, kurie domis šitą sritim, valdyti savo etinės ir profesinės ir teisinės rizikas ir vis tiek padėti žmonėms. Paradoksalu, kad gyvenam amžiui, kai kurie narkotikai yra visiškai legalūs, ar ne, pavyzdžiui, kalbant apie alkoholį, ir jis ant tiek yra populiarus ir tiek ir tiek yra straipsnių, tyrimų ir taip toliau, kiek jis yra žalingas žmogui. Ir galim nusipirkti praktiškai bet kuriuo metu, bet kurioje parduotuvėje, o tai, kas iš tikrųjų naudinga žmogui, kas sprendžia jo problemas, bent jau padeda užvesti ant kelio, ar ne, yra uždrausta, ar ne, kalbant apie tą patį cukrų, ar ne, cukrus yra, priklausomybė cukrui šiai dienai yra didesnė, moksliniais tyrimais įrodyta negu heroinui. Ir apie cukrų žalą irgi, ko gero, čia net nereiktų kalbėti, ar ne, jeigu žmogus vartoja cukrų, kad jam kiek gresia daug problemų. Įdomiais laikais gyvenam, kad tie dalykai, kas iš tiesų yra labai žalingi žmogui, yra uždrausti, o tas, kas gali padėti išspręsti kažkokias psichinės problemas ar su tuo susijusias, yra uždrausta. Čia turbūt susiję su tokiu istoriniu reiškiniu, ar ne, kad mes labai mėgstam drausti tai, ko patys nevartojam. Ne? Taip. Arba ko patys nežino, nes mano protas bijo tai, ko nežino. Taip. Tai, o kadangi ir taip informacijos labai daug, tai stengiamės naujos informacijos nepriimti iš paskutiniųjų. Narkotikai yra blogai ir taškas. Mokykloje tai sužinom, kad narkotikai yra blogai. Vaikai jau įpranta, kad jiem pastoviai meluojama apie viską. Tai
tokia yra problema, kad jie tada pradeda neišvengiamai anksčiau ar vėliau skeptiškai žiūrėti į viską, ką jiems mokytojai sako. Taip, aš manau, kad edukacija apie psichoaktyvias medžiagas turi būti mokykloje ir ta edukacija neturėtų būti kažkokia, ar ne, melai, istorijos, siaubo pasakos, turi tiesą sakyti vaikams. Vaikams iš dalies yra labai įdomu, kas yra uždrausta, nes tas amžius ar ne paauglystė, aš pati auginu paauglius, tai kaip tik tas amžius, kad kuo tu jiems labiau draudi, tu jie labiau nori. Tada atsiranda labai daug nesaugių medžiagų vartojimo, ar ne, to bandymo, to slėpimosi, jie vis tiek tai daro, tik tai daro tada labai nesaugių jiems būdu. Tai taip, ir perka gatvėje, juodojoj rinkoje, tiesiog, tai narkotikai yra tikrai didelė visuomenės problema, bet dar didesnė visuomenės problema yra narkotikų politika. O kokios yra rizikos, tarkim, vartojant, gerai, mes daugiausiai liečiam grybus, ar ne, galima šitą temą tiesiog kalbėti, kokios yra didžiausios rizikos, moksliniais tyrimais pagrįstos rizikos vartojant grybus? Didžiausia rizika visgi yra vartojimas nesaugioje aplinkoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tu vartoji kažkur ant stogo ar kažkur, ar... Tai taip, ant stogo iš viso blogai skamba, bet apskritai, bet kokia aplinka, kuri yra nekontroliuojama, kur jeigu tavęs niekas neprižiūri, ar ne, gal yra tokių žmonių, kur įpranta vieni tai daryti. Ir gal jų smegenys yra tokios struktūros, kad jie mažai rizikos savo kelia, bet rizika yra yra ir fizinė, ir psichologinė. Fizinė rizika, kad kaip įvyko tose pačiose Nyderlanduose, ar ne, kad ten kažkokia keista istorija, bet kodėl uždraudė grybų vaisiakūnius, tai kad kažkoks turistas ar turistė per langą išskrido, paukščių pasijutė. Tai čia yra fizinė rizika, išbėgti į eismą, ar ne, išsigąsti, bėgti kažkur. Aš turiu tokią istoriją iš Vilniaus. Vienas tų etiškesnių medžiagų nelegalus prekeivis sugalvojo pasiterapinti grybais. Suvalgė 4 gramus, labai išsigando, išsikvietė savo greitąją, nes pagalvojo, kad miršta. Bet viso to rezultatai buvo, kad kraustosi į Pietų Ameriką gyventi. Mokytis pas šamanus. Iš tiesų tai taip, aš pati turiu patirties, ar ne, esu buvus Olandijoje, Pietų Amerikoje irgi, tai net neįsivaizduoju, kaip tai galėtų būti daroma apskritai, pavyzdžiui, vakarėlio aplinkoje, ir net neįsivaizduoju, kaip tai galėtų būti daroma neterapiniais tikslais, nes šitos medžiagos vartojimas labai stipriai suaktyvina ir tau parodo, kokioje tu būsenoje esi. Ta prasme, kas yra tavo viduje, tik tai būna iškeliama. Tai jeigu žmogus gyvena su labai daug baimių, labai daug įtampų, tai, arba, nežinau, kažkokių vyksta labai dideli pokyčiai tuo metu ir ta prasme tau reikia išgyventi, ar ne, arba jeigu patiri skausmą, arba tą skausmą nešiojasi ilgai, tai labai didelė tikimybė, kad tau teks tą išgyventi tam, kad tas išeitų, ar ne, ten toks procesas, iš tikrųjų labai sunku nupasakoti procesą tiems, kas nėra to pabandę, o tie, kas bandė, žino, kad tai gali būti labai individualu, bet tas valymosi procesas, jisai labai dažnas reiškinys. Tai jeigu tu daug nešiesi visą gyvenimą, labai kaupi ir su savim visiškai nedirbi, ar ne kažkokių praktikų neturi savo gyvenime, nešiojasi daug pykčio, tai labai didelė tikimybė, kad tas būtent per tas praktikas, per šitas patirtis ir išeina. Taip. Tai man sunku įsivaizduoti grybus vakarėliuose, aišku, bet vaikai viską išbando.
Bet kalbant apie tas medžiagas, tai aš turbūt, čia jokių būdų ne rekomendacija ir ne pasiūlymas, bet jeigu kalbėti apie psichodelikus, tai turbūt LSD vakarėliams labiausiai tinka. Ir irgi žiūrint į dozę, ar ne, nes jeigu per daug, tai vis tiek atsidursi ten pat, kur nuspiria grybai, daugiau mažiau. Bet tiesiog tai susiję, ar ne, su muzikos kultūra, su visa istorija. Bet su LSD yra problema ta, kad vėlgi, nors medžiaga yra santykinai labai saugi, ji yra draudžiama ir jeigu kažkas sugalvoja apsipirkti šitą medžiagą kažkokiam vakarėlį, festivalį, tai didelė tikimybė atsidurti reanimacijai vien dėl to, kad tu nežinai, ką tu perki, o pardavėjai nežino, ką jie parduoda. Tai vėlgi, tų grybus ar ne, jeigu esi matęs, tu pasižiūrės, matai, kad čia tie grybai. Turbūt sunku būtų sumaišyti su baravykais, o medžiagos kaip LSD, tu nežinai, kas ten užlašinta tau. Tai gali baigtis labai, labai, labai liūdnai. O kokios yra, jau truputį pakalbėjom, bet kokios yra moksliniais tyrimais įrodytos naudos, tarkim, psichodelikų naudojimo kaip terapijoje, gal kalbėkim taip daugiau? Tai dabar tų mokslinių tyrimų yra pakankamai daug ir įvairių ir dar turbūt reikėtų atskirti tyrimus, ar ne, kurie buvo vykdomi iki 71 metų. Ir viskas, kas daroma moderniais laikais, nes net jų ir turbūt tyrimų kokybė gerokai skiriasi. Kad nors dabar pučia dulkės nuo tų senų tyrimų protokolų, bet jie ir pakankamai daug kritikuojami. O dabar daugiausiai vykdoma tyrimų turbūt apie grybus, gydant vaistams atsparioms depresijos formoms. Tyrė būtent grybus dėl dviejų priežasčių. Viena priežastis yra kultūrinė stigma, nors tos medžiagos grybai ir LSD farmakologiškai yra labai panašu, bet apie LSD mes esam visi girdėję istorijas, ar ne, kad stogą nuneš, išprotės ir panašiai. Tai tas informacinis bagažas supantis grybus yra kiek mažesnis. Kita priežastis yra truputį komiška, kad mokslininkai tingi dirbti viršvalandžius, nes LSD poveikis gali trukti ir 8 valandas, ar ne? Su grybų poveikiu tu sutelpi 4 valandas ir iškaus poveikio, tai principe užtenka darbo dienos. Jeigu tu jau darai LSD tyrimus, tai 14 valandų darbe turi būti, nebent tada kažkaip keistai pamainom keistis. Tai daugiausiai informacijos ir klinikinių tyrimų atlikta apie depresiją, taip pat obsesinis kompulsinis sutrikimas. JAV vyriausybė pradėjo finansuoti tyrimą tabako metimui, priklausomybės nuo tabako. Alkoholio irgi. Alkoholio, nežinau, ar JAV vyriausybė finansuoja ir priklausomybė alkoholiui, bet taip ir šitie tyrimai vyksta. Ta prasme, bent jau apklausos būdu tai tikrai, ar klinikiniai nesu tikras, reikėtų pasižiūrėti. Mitybos sutrikimai, anoreksija, bulimija, kūno dismorfija, šitos dalykus bent jau pilotinius tyrimus mokslininkai irgi ruošia. Nerimo sutrikimai, čia dabar vėlgi gal šiek tiek kitokia medžiaga, turbūt ne visai tikslu būti vadinti psichodeliku, bet MDMA, žinomas kaip ekstazis gatvėje, pasirodė kaip pats efektyviausias įrankis gydant potrauminio streso sutrikimo sindromą. Net praėjo visas 3 klinikinių tyrimų pakopas. Tai čia laiko klausimas, kada MDMA bus naudojamas kaip vaistas. Nors tai nėra visiškai psichodelikas, gal tikslesnis terminas būtų empatogenas. Bet džiugu tai, kad čia dar viena medžiaga, kuri yra fantastiškai naudinga ir kuri gatvėse vadinama narkotiku. Ir dabar mes matom, ar ne, kaip mūsų tas realybės suvokimas kinta, žiūrint į mokslinius tyrimus.
Vartojant tokią medžiagą labai plečiasi sąmonė, labai keičiasi sąmonė, labai keičiasi suvokimai, keičiasi pasaulio matymas ir bent jau iš mano pačios patirties, tai visos tos patirtys nuvesdavo visada, kad ir kokios jos ar skausmingos, ar kažkokios būtų, bet visada galutinis toksai išėjimas būdavo į didelę meilę, į didelį savęs priėmimą, į vidinę ramybę. Bet aišku, yra sakoma ir tai, kad tai duoda tos ceremonijos, ar ne su šamanais, ten javaskos ir panašiai, ir ten grybų naudojimas terapiniais tikslais duoda tai, ko žmogui tuo metu labiausiai reikia. Toksai įdomus dalykas, kad procesai vyksta visiems labai skirtingi, priklausomai nuo žmogaus sukaupto bagažo, nuo jo pasiruošimo, nuo jo santykio su savimi, su pasauliu. Tai kuo tas pasiruošimas yra gilesnis, geresnis, tai tos patirtys būna dažniausiai šiek tiek lengvesnės, nes tu lengviau gali pereiti, ar ne, ten sukyla kažkokios baimės ar kažkas, tai tu turi jau įrankių, jeigu tu, pavyzdžiui, meditaciją praktikuoji, tu turi jau įrankių, kaip praeiti visą tai. Man truputėlį sunku gal suvokti, nes neturiu tokios patirties, kaip vyksta, jeigu tu neturi visiškai tokios patirties, tarkim, meditacijos, ar ne. Ir jeigu tu toksai ateini iš to savo pasaulio, kur vadovaujasi vien protu ir iššoki tokį visiškai širdies atsiverimą, tai turėtų būti tokia kitokia labai patirtis, bet tinkamo pasiruošimo psichologiniam traumom gresia, aišku. Taip. Tai šitą momentą gal reiktų atkreipti dėmesį, kad jeigu kažkas nori išbandyti ar ne, ar ketina važiuoti javaskos ceremoniją, išbandyti kažkur ten Peru džiunglės ar dar kažkur, tai kad, bent jau iš mano toksai rekomendacija, kad nedaryti to, penktadienį gyvenau tą savo tokį gyvenimą ir penktadienį išvažiavau, skridau ir už kelių dienų džiunglėse sėdžiu, kad vis tiek tas procesas turėtų dirbti su savim prasidėti šiek tiek anksčiau, ar ne, mitybą keisti, režimą kažkokį turėti, mintis savo stebėti, medituoti, ar ne, joga labai padėti galėtų, ta prasme, išlaisvinti jau iš anksto, ten, dabar šiai dienai tiek yra informacijos ir žinių apie visokius emocijų paleidimus ir taip toliau, kad, tiesiog tais visais dalykais naudotis jau prieš praktiką ir prieš patirtį, tai tada lengvesni procesai ir tada eini greičiau prie esmės, o ne į savo valymosi, nes tu bet kuriuo atveju, turėdamas tokią patirtį, turėsi valyti savo kūną, turėsi valytis, ta prasme, tai gali vykti ceremonijos metu ar ne patirties tos metu, arba tai gali padėti anksčiau ir tada išgyvenimai, didesnė tikimybė, kad jie bus lengvesni. Taip, su ayahuasca apskritai gan sudėtinga dėl to, kad dar ir atsirinkti, kur važiuoti, ar ne? Taip. Nes taip išpopuliarėjo toks terapijos būdas, kad vakariečiai tiesiog plūsta į Pietų Ameriką, o ten, kaip ir pas mus, toli gražu ne kiekvienas šamanas yra šamanas. Ne, labai svarbu energija žmogaus, su kuriuo tu dirbsi. Ir energija, ir kompetencija, ir medicininė pagalba, ir labai daug dalykų, jau nekalbant apie seksualinį smurtą, kurio atveju buvo prieš moteris poveikį, ar ne. Tai truputį jo. Ayahuasca yra beje šiek tiek gal fiziškai pavojingesnė už grybus, vien dėl to, kad farmakologiškai tam nuovirė ten daugiau ingredientų yra, ar ne. Ten yra ne tik DMT, bet ir MAO inhibitorius, kas kažkiek kardiovaskuliarinę sistemą ar neveikia. Jeigu yra kažkokių širdies ydų ir nepasiruošus važiuoji, tai tikrai yra buvę mirčių džiunglėse. Tai tuos dalykus reikia labai atidžiai planuotis. Be to, turbūt lyginant grybų su ayahuasca, tai vėl yra panašumų dėl to, kad tiek psilocibinas yra dimetiltriptamino forma, tiek ayahuasca. Tai galbūt pirmas kartas gal net ir saugiau su grybais būtų negu iš karto
važiuoti ar ne šamanų Jo, ieškoti. švelnesnį poveikį šiek tiek turi bent jau. Dėl švelnumo nežinau, čia galgi nuo daug priklauso. Nu taip, taip, taip. Galbūt tai neįmanoma. Nu, ta prasme, įmanoma ar ne psichologiškai, kad tau gali būti labai intensyvu ir tikrai gali užsidirbti psichologinę traumą, bet fiziškai grybų perdozuoti nėra įmanoma. Jo, kažkaip aš kartais pagalvoju, kad jeigu viso pasaulio žmonės nors kartą gyvenime paragautų grybų, turiu omeny, kad turėtų tą grybų patirtį arba javaską, tai ko gero didelė tikimybė, kad išnyktų visi karai, išnyktų depresijos bent jau kažkuriam laikui. Va taip įsivaizduokim, kad šiandien visas pasaulis, visi turi grybų ceremoniją. Jo, šitą turbūt minties eksperimentą atliko kiekvienas psichonautas galvoj. Aš net ir pradėjau gilintis, neatsimenu, ar tekstą rašiau, ar verčiau kažką, bet po to padariau išvadą, kad gal visgi ne visam pasauliu. Tai prasme, gal psichodelikų visgi ne visiems reikia. Nes tikrai teko stebėti žmonių, ar ne, su kuriais tu bendraudamas pagalvoji, kad, manau, kad tu labai daug ten LSD išgėri ar dar kažko. Ir po to paaiškėja, kad, iš tikrųjų. Aš esu susitikus savo kelionį ir ypač keliaujant žmonių, kurie yra turėję, pavyzdžiui, po 100 ceremonijų, pavyzdžiui, ajavaskos ceremonijų. Ir mano kelionėje, Tailande gyvenant ar ne Meksikoje, aš tokių žmonių sutikus esu visai nemažai. Ir kartais irgi apie tą integraciją, ar ne, tada galvoji, kodėl žmogui reikia daryti ceremoniją kartą per mėnesį, ar ne, kažkada jisai darėsi ten kiekvieną dieną, paskui kartą per savaitę, kad jisai greičiausiai neturėjo, nemokėjo integruoti tų žinių, kurias jisai gavo. Ir tai tampa tam tikrai irgi kita priklausomybės forma. Tai ačiū Dievui, kad šita priklausomybė bent nekenkia kitam, ar ne? Pavyzdžiui, alkoholio priklausomybė labai dažnai kenkia aplinkiniams. Alkoholis labai ištraukia daug tokių agresijos žmogui, ar ne, ir to nesivaldymo. Ir šita tokia, jinai vis tiek turi tą savo ir teigiamą pusę, net jeigu ir tai daroma dažnai, bet taip yra labai svarbu po to su ta informacija, kurią gauni, kažką daryti, kažkaip integruoti į savo gyvenimą, pasiimti tas žinias. Ar yra? Aplinkoje man teko sutikti žmonių, ar ne, kurie naudoja psichodelikus vėl tam, kad suprastų psichodelikus. Tai toks gaunasi kaip keistas užburtas ratas, ar ne? Aš nemanau, kad psichodelikų nauda yra tame, kad mus visiškai iš realybės ištempia, ar ne? Ir mes bandom nuo jos pabėgti. Jų nauda yra, kad į realybę pažvelgti gal platesniem akim truputį. Jo, iš kitos pusės parodo kitas perspektyvas ir parodo labai dažnai, nes tu labai dažnai situaciją matai tik tai per tą savo prizmę. Ir kartais supranti, kad ta situacija yra, yra dar 5 pusės arba dar 10 pusių kitokių. Ir kad tai irgi gali būti tavo tiesa ir realybė, tik tai tu pasirinkęs esi tą. Tai yra Lietuvoje psichologų, kurie, tarkim, irgi turi kažkokios tokios žinių ir patirties ir kurie gali padėti integruoti tą visą procesą po. Taip, mes jų labai intensyviai ieškom ir jų vis atsiranda. Tai aišku, ir atsiranda tokių, kur žmogų išmeta iš kabineto, jeigu jisai pasako, kad aš čia grybus bandžiau arba bandysiu. Tai dar turbūt su švietimu reikia daug dirbti. Aš kiek esu buvus, pavyzdžiui, ajavaskos ceremonijų, tai tikrai nemažai psichologų yra dalyvavę kaip dalyviai kartu su manimi, tam, kad jie
galėtų save plėsti, ar ne, kad kažko irgi sužinoti naujo, pasiimti. Ir dar kitas dalykas, tarkim, kalbant apie tokias patirtis, kad tai iš esmės labai didina tavo vidinę jėgą, ar ne, tokia žmogaus stiprybė, ar ne, tokia pasitikėjimą savimi. Ir jeigu žmogaus intencijos būna ne visada, pavyzdžiui, geros, atsiranda to tokio noro valdyti kitus. Tai tas irgi, gal čia irgi labai svarbu šamanas, ar ne, kaip dirba. Bet aš noriu pasakyti, kad kartais, ant tiek žmogus pasidaro galingas šitus dalykus vartojant, bent jau ten nebūtinai vartojant, kaip žinai, reguliariai, bet bandymo būdu, kad tavo galią sukelia, tik tai tada labai svarbu kaip panaudoti tas žinias tiems geriems tikslams. Jo, yra čia toks mitas, ar ne, kad psichodelikai sumažina ego. Ne. Tu numirt gali, ego mirtį gali išgyventi, bet kartais kiek pažįstu tokių, kas išgyveno ego mirtį, tiem labai dažnai tas ego dar labiau išauga. Šitą labai čia gerai. Net neurologiškai paaiškinta, nes tas sritis smegenų, kuriame tūno mūsų ego, kuri deaktyvuojama poveikio metu, jinai po to užmezga daugiau ryšių su likusiom smegenim. Tiesiog, neurologiškai įrodyta. Su funkciniu magnetiniu rezonansu ir panašiai. Tai išvertus į mūsų mirtingųjų kalbą, tai reiškia, kad ego sustiprėja, ar ne? Ir vienintelis būdas dirbti su tuo ego yra atsiminti tą būseną, ar ne? Kai aš buvau susiliejęs su pasauliu, kai aš nebebuvau toks svarbus. Ir turbūt atpažinti, ar ne, kai mūsų ego prasimušinėja ir suvokti, kad ego nėra tik tai ego nėra visas aš jį turiu, man jo reikia, ar ne, kad funkcionuoti šitam pasaulyje, bet žinoti, ar ne, kada galima ir stabdį nuspausti. Jo, čia yra toksai labai slidus reikalas ir Lietuvoje nepaslaptis tikrai yra nemažai mokytojų, vedlių, ar ne, kurie turėjo daug ceremonijų ir dažnai prasilenkia po to, kaip pasakyti, tos dvasinės tiesos, ar ne, tos dvasinės vertybės su tuo, ką jie iš tikrųjų daro su žmonėm, ar ne, didina prisirišimą. Iš esmės, kiekvieno vedlio turėtų būti, aš čia nekalbu apie psichologus, nors ir psichologam tas pats galioja, kad padaryti taip, kad žmogus būtų pakankamai stiprus ir atsakingas už savo gyvenimą ir kad jam nereiktų eiti pas tave. Bet kartais matai, kad kažkoks žmogus kaip tik didina tą tokį žmogaus priklausomybę nuo tavęs, kad jis ten eitų pas tave, ar ne? Tavo iš esmės turėtų būti tikslas duoti įrankius. Puikus verslo modelis, ar ne? Taip visi kultai kūrėmi. Taip, aš tik noriu pabrėžti, kad tas šamaniškas būdas nėra vienintelis būdas, ar ne, naudotis tų medžiagų teikiamą naudą. Jisai nėra nei geras, nei blogas pats savaime, ar ne? Tas vis tiek šamanizmas suteikia, ar ne, kažkokios sakralumo, turbūt svarbos šitam įvykiui. Yra tokia nauda, ar ne, kad tai nėra tiesiog, ar ne, aš pas save mėgamajam grybų suvalgiau. Tai kažkokias padeda gal intencijas suformuoti, bet vakaruose psichodelinių tyrimų metu, tai ten gal truputį ir naudoja kažkokių šamaniškų dalykų, bet gal labiau kaip metaforas. Bet tiesiog du slaugytojai, ar ne, akis uždengtos, muzika ausyse ir tiesiog slaugytojai stengiasi nesikišti procesą ir po to tiesiog padeda integruoti. Tai yra ir toks būdas. Aš nepuolu teikti, kad jisai arba geresnis, arba blogesnis, bet su šamanais problema, ar ne, kad aš tikiu, kad Pietų Amerikoje mes tikrai jų galim rasti. Ar mes turim gerų šamanų Lietuvoje? Atviras klausimas, aš negaliu jį atsakyti. Aš Lietuvoje nelabai turiu patirties, bet aišku, visokių istorijų pasiekia. Jo, istorijų. Tai, mes turim dar
kelias minutės pokalbiui, tai gal kažkokį tokį apibendrinimą galima padaryti, kažkokius taškus galbūt sudėti, svarbus momentus. Na, kiekvienas, ar ne, turbūt labai naudingas įrankis yra ir labai pavojingas. Mes kažkada žmonija sukūrė automobilius, ar ne? Jie labai naudingi, leidžia greitai nukeliauti iš vieno taško į kitą, bet principė kiekvienas automobilis yra balistinis ginklas, ar ne? Ir troleibusų stotelės Vilniuje tai puikiai žino, ar ne? Kai BMW atsitrenkė į jas. Arba dar blogiau. Tai aš manau, kad tęsiant tą metaforą, turbūt, kad psichodelikai be pasiruošimo ir be intencijos tiesiog grybų valgymas. Tai yra kaip automobilio vairavimas didžiuliu greičiu be vairo stiprintuvų. Ar ne, tu jo nesuvaldysi, žinai. Ir tai gali atnešti labai liūdnų pasekmių. Kita vertus, kita medalio pusė, kad mūsų visuomenė absoliučiai nesidomi, kas yra žalinga, kas yra naudinga. Ir tiesiog mes gyvenam tam blogų pasakų pasaulyje. Tiesiog viską, ką tau bando kažkas papasako, tau reikia turbūt tą informaciją patikrinti. Nes politikai tiesiog priimdami sprendimus, jiems moksliniai tyrimai neįdomu, jie tiesiog klauso ištempia ausis, kuo tiki jų rinkėjai ir tada jiems pataikauja. Ne? Rinkėjai prisiklausė irgi visokių istorijų, kad čerka yra čerka, o narkotikai yra blogai. Tai vat ir gyvename toj didžiuliai informaciniai inercijai, politiniam oportunizme. Bet tiesiog noriu pasakyti, kad tos medžiagos žmonėm, kuriem tikrai reikia pagalbos, dėja, legaliai jos prieinamos, bet gan sunkiai prieinamos. Bet nelegaliai vertinant visas rizikas, valdant rizikas, tikrai yra būdų savo padėti, bet geriau pirmą kreiptis į profesionalus, o ne eit grybauti. Kalbant dar toksai, man dar viena mintis tokia kilo, ar ne? Mes kalbam apie psichodelikus ir tai yra ir galios augalai, dar kitaip vadinasi, ar ne, galios augalais. Ir kalbant, tarkim, istoriškai ir kultūriškai, praktiškai kiekviena šalis savo turi tokį augalą ir tai nėra kažkas naujo, tai yra naudojamos tos medžiagos, ar ne, ar tie augalai jau tūkstančiais metų iš tikrųjų. Tai vienur ar ne kažkokia ajavaska, dar kažkas, bet Lietuvoje irgi buvo galios augalai. Ar tu pats apie tai esi domėjęsis ar ne? Tarkim. Taip. Tai kokie yra lietuvių galios augalai? Domėjausi, bet kažkaip nesuradau, ar ne, kad pas mus kaip Pietų Amerikoje būtų kažkoks labai didelė kultūra susijusi su psichodelikais. Taip, mes visi žinom drignes, durnaropės, ar ne, ten kitus augalus. Aš žinau, kad Marija Gimbutienė rašė, kad senovės lietuviai tiesiog musmirės eksportuodavo samių tautai, kurie ne tiek gal senovės, čia gal netokie seni laikai. Bet nežinau, negaliu tikrai pasakyti, ar ne, kad lietuvių kultūra smarkiai naudojo psichodelikus, kanapės, bet irgi, kanapė lietuviškas tautiškas augalas ir jisai, ta lietuviška kanapė, nėra ta, ar ne, kur Rusiuose auginama po dirbtina šviesa. Tai kažkaip aš norėčiau sužinoti daugiau tą temą ir aš ieškojau informacijos, bet negaliu tikrai pasakyti, kad atradau kažkokį augalą, kuris būtų ypač svarbus ar ne lietuvių kultūrai.
jų, aš manau, daug vaistažolių ir panašiai. O kalbant apie kitas šalis, tai vat kur reikėtų, jeigu jau, ta prasme, tikrai yra didelis noras išbandyti tuos galios augalus ar ne, arba psichodelikus, kokias kryptis reiktų rinktis pasaulyje, vat, kad tai galėčiau daryti? Na, mes turbūt priėmėm sprendimą su kolegomis, kad lietuviams geriausia kryptis, kalbant apie kainą, vietą, pasiekiamumą ir vietinius įstatymus, yra Tenerife, tai Ispanija. Aš turiu Tenerifei kolegų, kurie užsiema žalos mažinimu ir integracija, ir ten įstatymai tokie, kad vartojimas savom reikmėm, ar ne, uždaroje aplinkoje, privačioje erdvėje nėra persekiojimas. Tai, aš manau, kad to pakankamai užtenka. Jeigu visai atvirai, tai šitie dalykai ir kažkokia kultūra yra ir Lietuvoje. Tik tai Lietuvoje yra, aišku, tas teisinės rizikos didelis pavojus. Ir skaitant teismų sprendimus, tai paprastai tai atrodo taip, kad anksčiau neteistas programuotojas siuntėsi homeopatinius grybus iš Nyderlandų ir ten muitinės pareigūnai sulaikė siuntą ir panašiai. Tai nėra pats geriausias būdas ar nesiųstis draudžiamas medžiagas per Lietuvos sieną dėl suprantamų priežasčių, bet galiu tik pasakyti, kad tie grybai, apie kuriuos mes kalbam, puikiai auga namie. Grybienos arba sporų ir Lietuvoje galima gauti. Tai nematau didelės priežasties rizikuoti siunčiantis kažką iš kažkur, jeigu nėra galimybės išvykti. Tiesiog gerai paieškojus galima surasti psichoterapeutų, psichiatrų, kurie pakonsultuos. Galima surasti žmonių pažįstamų su tais medžiagais, su tom medžiagom, kurie gali užtikrinti saugumą. O kita opcija tai yra Nyderlandai. Tik tai tiek, kad tie visi legalūs retrytai, jie pakankamai brangus. Dar visada yra Pietų Amerika. Taip. Tas pats Tailandas dabar yra nuo Liepos mėnesio leis auginti kanapes visiems namuose savo reikmėms. Ir čia pas mus irgi, kur aš gyvenu, yra visa net grybų gatvė, kaip ir teoriškai tai jo, pas mus yra grybų gatvė. Tik tai nesu čia turėjus jokių ceremonijų ir patirčių, kiek žinau, silpnesni ir galbūt, tiesiog tada jau kiekis kitas. Tai va, bet turiu nemažai draugų, kurie tą yra praktikavę ir čia. Ir, Pietų Amerika populiari, dabar ypatingai populiarėja, ar ne, ten jie neturėjo COVID visokių reikalavimų, tai ir ta pati Peru, ir Meksika, ir aplinkinės šalys, ten ta kultūra, ko gero artimiausia. Bet reikia gerai namų darbus padaryti. Tu važiuoji. Jo, reikia gerai namų darbus padaryti. Tai va. Tai iš tikrųjų dėkui labai už pokalbį. Labai ačiū už pasidalinimą. Dėkui jums, labai džiugu, kad atsiranda tokių žmonių, kur nebijo atvirai kalbėti. Ne, aš nebijau kalbėti apie tai, kuo aš tikiu, aš nebijau kalbėti apie tai, kas man pačiai yra padėję, nepaslaptis, kad mano ir vyro santykiai buvo baigėsi ir mus vėl suvedė atgal būtent šitas dalykas. Ir tai tiesiog aš pati turiu labai nuostabios tuo patirties, tai va. Tai kažkaip norisi, kad vis daugiau žmonių išgirstų, kad yra alternatyvų antidepresantams, ar ne, kad yra alternatyvų torto nuolatiniam valgymui ir cukrui, alkoholiui. Ir yra alternatyvų, kad, nežinau, kad tiesiog tai yra kažkoks tai žmogui pagalba, kai jisai kartais pats nesusitvarko savo, tik tai aišku, reikia viską daryti gerai apgalvojus, kaip ir tu sakėjai, ir neįsivertinus, išsianalizavus ir panašiai, nes, pavyzdžiui, pati, ne tai, kad išgirdau, buvo įdomu ir padariau, man tas procesas truko pačiai tikrai ne vienus metus.
Ar ne, aš, pavyzdžiui, Vipassanos stovykloje Tailande esu buvus, tai irgi ne tai, kad, išgirdau, kad yra toks dalykas, kur tu gali atvažiuoti ir visiškai save restartinti per ten 2 savaitės tyloje. Nu, tokiam dalykui reikia ruoštis. Tai va, aš linkiu irgi visiems iš savo pusės, kad jeigu jau jausite kvietimą ir kad galvosite, kad tai jums, kad tiesiog labai atsakingai pasiruošti šitam dalykui. Ir kad tai nebūtų tiesiog linksmybės atostogom pasigražinti. Tai yra tikrai gili, labai auginanti ir plečianti patirtis. Ir jinai ne visada yra labai džiaugsminga proceso metu. Tai va. Džiaugsmingos patirtis kelia įtarimą. Taip, jeigu tik tai, aš netikiu augimu per džiaugsmą. Jisai gali būti, bet jisai, kažkokia dalis jo turi būti, bet iš esmės, jeigu tu nori paaugti, jeigu nori keisti kažką, tai vis tiek tos skausmo neigimas, tada tik tai neigti gali, kad tai nevyksta ir bėgti nuo to, bet iš esmės tau visada, ar tu bet kokias praktikas darysi, ar kažką darysi, visada eis dalis skausmo, tai va čia labai viskas panašiai, tik tai per vieną naktį tu gauni tiek daug patirties, kiek, pavyzdžiui, meditacijos pagalba tu gali gauti medituodamas labai ilgą laiką, bet procesai iš esmės labai panašus, tik tai, kad čia viskas labai stipriai daug kartų intensyviau. Taip, to paties lizdo paukščiai. Gerai pasakyta. Ačiū, Ignai. Tai jeigu patiko, kas klausėte šis pokalbis, tai galite dalinti su savo draugais. Visus kontaktus Igno rasite tiek grupėje, tiek YouTube kanale sukėliau. Ir disclaimer, jokių būdų neskatinam vartoti narkotikų. Ne, tai yra gydymo priemonė, tai yra gyjimo priemonė ir tai yra, kai tiesiog kitą kartą nematai kitos išeities ir tikrai šitas dalykas yra išgelbėjęs ne vieną gyvybę, manau, ir kad tai netaptų irgi tiesiog pakaitalu realybės kažkokiam pripažinimui ir suvokimui. Dėkui labai. Ačiū labai tau ir iki kitų kartų.